didelės rekuperatoriaus energijos sąnaudas. Ar tai mitas, o gal tik netinkami nustatymai? Šiaip dažniausiai tai yra mitas, nes rekuperatorius kaip įrenginys iš principo yra sukurtas tam, kad taupytų energiją, o ne ją švaistytų. Bet senesnės kartos įrenginiai taip, jie buvo neįtin ekonomiški, bet laikai keičiasi ir tarkim, dabartiniai rekuperatoriai gali ištisą sezoną vėdinti namus, realiai naudodami keliasdešimt vatų elektros energijos, kas yra visiškai nieko. Nes kai kurie pigesni gamintojai naudoja elektrinius šildytuvus, pašildytuvus, kurie krentant lauko temperatūrai naudoja daug elektros energijos. Kokybiškesni, brangesni šiek tiek gamintojai jau to sugeba išvengti ir gali visiškai be jokių papildomų elektrinių šildytuvų pilnai užtikrinti efektyvumą ir vėdinimą namuose. Tai tarkim, mūsų turimas vienas įrenginys, parodoje galima atvykti pasižiūrėti, jo naudingumo koeficientas siekia 97%. Tai yra itin aukštas ir vienas geriausių rodiklių Europoje.